Labas rytas iš saulėtojo Šanchajaus. Šanchajaus verkai. Kur mano akiniai? Jūs čungačangas. Atvažiavome į Šanchajų pagaliau mes. Ilgai planuotą kelionę. Atsikėlėm, išsimiegojom. Jau iš tikrųjų esame antrą dieną, bet vakar nieko negalėjom padaryti. Nes buvo ilga kelionė ir 8 valandų skirtumas laiko, 7, ne 8, tai reikėjo sėti, šiandien atsikėlėm, bet čia žiūri problemas prasidėjo, kai kam nebranda kortelės, nebranda dar kažko. Bet aš turėjau įsidėjus. Gerai, pradžiai dabar reikim įsiaiškinkim, kur kortelės ir paskui susitiksim lauke jau. Mūsų viešbutelis toks yra štai. Pavargęs biški, bet gyventi galim. Nestebuklas. Bet nestebuklą ir mokėjom iš tikrųjų. Raudonai kilimai patiesti. Viskas okei. Gerai, einam iki metro. Bandysim važiuoti, kur nors šiandien žiūrėti. Apsižvalgyti po miestą reikia. Vakar biškį buvom išėję, bet tokia. Pridusę buvom. O, klausykitės, kaip miestas tyliai funkcionuoja. Jokio garso nėra mieste. Visas mašinas elektrinės. Jokio triukšmo. 15 milijonų gyventojų gyvena. Tyliai ramiai viskas vyksta. O čia to reikėtų pasimokyti mums, europiečiams. Kaip žmonės sugebėjo įvesti sistemą. Visos pyrodas, viskas elektrinė yra. Va, važiuoja šitais jokio garso. Padangų garsas yra. Nu, atėjome metro, eisim, dabar važiuosim į vieną večikę, nežinau, tas dedas, ar reikės čia man dėti tą, ar ne. O taip, dabar reikės susimokėti, čia viskas yra Alipay, čia yra karalius. Tiesiog spaudi transport, sugeneruoja to bilietą ir dedam. O, atsidarė ir eini vidų. Praėjai, skanavai ir viskas išeidams. Vienam apsi viskas veikia čia. Viskas yra. Mokėti transportas, visus paslaugos. Į lėktuvo bilietus gali pirkti, ką nori, viešbučius. Viskas ir name, mums reikia Line 9. Čia. Labai einam į 9 liniją. Gerai vietoj gyvenam, daug linijų susikerta metro, tai patarimas numeris 1, visų rinkitės viešbučius prie metro. Paračiukų visokių štai pilna. Na ir ko čia netrūksta mieste, tai kamerų. Paskui išeisim parodysiu, kaip čia yra kamerų mieste. Čia baisiausias kiekis kamerų, kiek seka čia visi žmonės. Vakar buvom, nes kadangi anksti atvažiavom vakar, žiauriai anksti išėjom į miestą. Tai miestas buvo tuščias. Milijoninis miestas tuščias. Nesupratom, kas vyksta, bet paskui nuo 10 atsirado žmonių.
Taip, dabar reikia pasižiūrėti, kur mes važiuojam, kokią metro mums reikia kažkokią iš D raidės. Depunjavo. Mums reikia to. Supratai, važiuosi. A pasakysi, kur išlipti? Pasakysiu. Tapujago. Nieko. Gerai, laukiam traukinuko, va, atvažiavo, to lipsim ir varysim. Čia reikia stovėti šonu, duoti praėjimą, išlipti. Viskas, sėdam ir važiuojam, jeigu bus kur atsisėsti. Nelabai. Pastovėsi. Nu, mums reikia va į šitą. Na, žinau, matau, kad šitą, kur esam. Mes esam savo aveniu kažkokioj. Čia. 1, 2, 3, 4, 5. Penktoj stotelė išlipti reiks. Nu, va, taip ir veikia viskas. Labai paprasta. Ir efektinga, taip. Nes viskas įsijungia. Žmonės vis telefonus ir sulindę. Niekam neįdomu. Aplinkiniams ir niekam neįdomu nieks. Savo gyvenimus gyvena. O dabar atvažiavom į tą ir vėl reikia įsiskanuoti savo bilietą. Aš einu čia. Transport. Čia kitą kartą yra atidaryti tie. Neinu suprasti. Kitą kartą būna atsidarę tie vartai, bet vis tiek reikia skanuoti, nes blemba, nu įdomiai čia, vienu žodžiu, kartais. Tai va, einam dabar į road ir bandysim kažkokią vietelę paieškoti. Ką tu? Čia yra vargų vargai. Vaikam. Techniniai nesklandumai, kaip visada. Čia vyksta pas mumis nesibaigiantis techniniai nesklandumai. Tai užmirštam nuskanuoti, tai netoje stotelėje vakar išlipom. Tai nes stotelė pavadinimai vienodi. Nu, mūsų vienodi atrodo. Ne jiems. Tai va taip. Ir išlindom į lauką. Šiaip metro nėra gilus. Labai minimaliai. Viskas. Dėjom. Netoli čia tą nuvažiavom kažkur. Dabar reikia susirasti, kur eiti. Nes čia išeini į tą atvažiavęs tą metro, ne į tą pusę gatvės išeini, paskui neapsupranti, kur besi. Einam iš ko dabar, kur turim nueiti. Ai, dar Google Maps čia neveikia iš vis. Tai jeigu važiuosite Kiniją, Google Maps nesinaudokit, nes pievas rodo. Reikia turėti kinietišką versiją. Tai ką mes ir padarysim dabar. Pasiieškosim, kur eiti. Pizza Marzano, labai panašus tenai priekį, tas užrašas yra, koks pas mumis yra restoranas, Pizza Express, ne? O čia yra Pizza Marzano, ar čia nebus kartais nukopijuotas pavadinimas? Ne pavadinimas, bet stilistika. Čia netyčia tarp gyvenamųjų namų papuolėm į kažkokį turgėlį. Pažiūrėsim, ką pardavinėja dabar. Čia kažkoks ekranas, čia vykia. Šiandien sekmadienis šiaip. Pažiūrėkim, ką jie čia turi. Reikia dėrėti žiauriai su jais, nes baisiai melagiai ir
mėgsta apgaudinėti. Vakar buvom nuėję kažkokių braškių nusipirkti. Nu, ne braškių. Aš tik taip vadinu braškiam. Kažkokius kinietiškus uogus. Skonis tarp braškės, mėlynės ir granatus. Tokių 3 uogų kombinacijų skonis. Su kaulu viduj, nu nesvarbu. Ir sako, nu prikrovė ten to maisto, bla bla bla. Sako, kiek jam reikia mokėti šitau? 120, sako. Oi, ne, sakom, nepirksim, išėjom šalin. Tai pratęsiu. Žaidimukų žaidžia. Nu ir, ai, ne, sakom, nemokėsim, nuėjom šalin, ėjom iki šviesoforo, dasigini. Kaina numušė iki 50 nuo 120. Tai tada supratom, kad su jais reikia darėtis. Nes taip kitaip nieko gero nebus. Tai žodžiu, tokias čia yra realybė. Ką radai nusipirkti? Mums kokį magnetuką nusipirkti. Tai paskui. Mezginukų štai visokių. Taip, nusipirkome kavos į tai kavinę. Sumokėjom 74 pinigus. Kokius 8-9 eurus. Pasiėmėm šaltos kavos, nes laukia karšta. Žiauriai neskani. Jeigu jau taip pagal neskanumą vieną neskaniausių, ką esu gėris. O Dieve, brangus. Tai va taip. Reikia gerti, po ką darysi. Atėjom į ten Zhangfeng kažkokį. Nežinau, kas čia yra, bet čia labai yra įdomiai, kaip čia reikia perėti gatvę. Čia nėra perėjimų. Ir jos... Va, pasiklausykit dar kartą, kaip čia eismas vyksta. Begarsis. Eismas be triukšmų čia yra. Policininkas. Va, atėjom į Tianzifang. Tianzifang atėjom. Čia kažkoks senas, kaip čia vadinas, distrikt. Distrikt yra, kaip yra distrikt? Kvartalas. Senas kažkoks kvartalas iki Šanchajaus. Kas čia vyksta dabar? Ai, matot, čia rašo, kad yra residential area, please keep quiet, do not disturb. Rezidencija, čia gyvena žmonės ir sako, būkit tyliai, netrukdykit žmonių. Skambučiai vyksta. Atsuksiu kamerą, parodys, kurias aš dabar esu Kinijoje. Šiaip dar vieną dalyką pasakysiu. Čia pakol vyksta pokalbiai. Ką čia tau sakyti, atvažiavus čia neveikia nei Facebookas, nei Instagramas, nei visi vakarietiški apsai. Bet mums kažkodėl veikia, aš nežinau. Čia dabar sugebėjau susiskambinti. Ir, nežinau, Google Maps tik neveikia, o taip viskas veikia, taip nežinau. Taip, kad negaliu pasakyti, buvau prisiklausęs, kad ne, bet iš tikrųjų realybėje tai jo. O šiaip turim VPN, gal VPN'as padeda, bet ne visą laiką jis yra įjungtas. Ir kas dar, jeigu kas nors bijot keliauti čia, kad, pavyzdžiui, ten žmonės sako, ai, čia kalbos nemokam, čia dar kažko čia baisiai. Nu, šiaip mes irgi nemokam kalbos. Su rankom ir su gestais susišnekam ir viskas, nes jie čia angliškai tai nekalba. Tai va, jeigu bijot keliauti ir turit kompleksą dėl, kad nemokat kalbos, tai tikrai nepergyvenkit, mes irgi nemokam kiekvieniečių kalbos ir labai sėkmingai keliaujam ir be jokių problemų pakol kas. Viską, ko nemoki pasakyti, parodai pirštais.
Tai va taip. Šiandien yra 30. Ką aš žinau, čia kažkoks tas distriktas man nei 5, nei 9, jeigu sąžiningai. Diferente. Nei 5, nei 9. Vaikštai kaip, ką aš žinau. Nu, neturiu žodžių, gerai. Patys supratus, ką norėjau pasakyti. Toks takelis čia. Išėjom laukan iš turistyno. Dabar vaikštam tikrosim Šanchajaus gatvėm. O taip žmonės čia Šanchajuje gyvena. Drabužiai padžiauti. O Jėzau, blemba kažkoks įima, alergija atsiranda po biškį. Tai čiaudau. Dieve mano. Nežinau, kur mes čia išeisim. Jaučiu, kad niekur. O Jėzau, negaliu niek net kalbėti. Oi. Prasidėjo linksmumai. O Jėzus Marija. Nu vien žodžiu. Važinėjom tą parkelį. Ta ne parkelį, ta kažkokį turistyną. Žmonių milijonas, kavinių pilna. Viskas overpriced, per sukeltom kainom. Žodžiu, nepatiko. Dabar varysim kur nors kitur. Kitą vietelę pažiūrėti. Čia visi tie tokie kvartaliukai ir saugomi policijos ar apsaugos, nežinau. Čia šitai savo parodys sėdi. Apsauginis ar policininkas, nesuprasi, kas toks yra. Bet ir žiauriai jo neužsijėmė žaidimukais. Telefonas čia yra valdo. Jokio bendravimo nebėra su žmonėm. Tai va, o Jėzu. Transportas toks. Kinietiškas mašinikis, vietinis. Įrodos visas elektrinis. 95% transporto elektrinio čia yra. Visiškai, jei ne 98. Štai Forduks yra. Vienas iš retų atvejų, kuris yra ne elektrinis tikriausiai, nors negaliu garantuoti. Tai va, lekiam į priekį toliau. Na, ką norėjau parodyti, kiek yra kamerų miestą pristatyta. Čia ant gatvės, jeigu matot. Ir čia pėstiesiams sekti. Ir esi sekamas ištisai visą laiką. Ir čia pilna jų. Kur benueitum, ten tai toliau matot vėl. Seka kiekvieną žingsnį. Kiek domėjau, skaičiau, tai čia ne tik pagal veidą atpažįsta, bet pagal eiseną, kaip tu vaikštai. Atpažįsti tave. Gali būti veidą užsidengęs ir atpažins kaip pagal tavo ėjimo stilių. Tai niekur nepasislėpsi. Supratai? Niekur nepasislėpsi. Ne, nestebi. Čia paprasčiausiai kontroliuoja. Kontroliuoja, nu taip. Ir stebi, nu to pačiu. Dėl to ir nėra nusikaltimų čia. Nes nieks nenori papulti bėdą, nežino, kad bus pagauti. Tai va taip. Čia sankryža tokia. Didumo visos mašinos elektrinės, tyliai ramiai. Vienas kits autobusas gaisrinė. Tyliai važiuoja. Triukšmo mieste faktiškai nėra. Nu, blem, spės. Nepasiliks dabar čia stovėti. Reguliatoriai yra vietoj. Nu ir pasako, ką čia nusipirkai dabar. To, duodu. Ką? Blino su kiaušiniais.
O dar kažkokią bulką sudėt su vidu. A skaniai. Sudėk padažą. Visai neblogai, noriu kažką pasimėti. Turim padažų, kur šitai visokių. Tas irgi bus aštrus. Daug nesidėk, nesuspringsi vėl. Nu, tai bus paragautas, gerai. Maistą tokį turi. Bet mes iš čia nieko neužsisakėm, užsisakėm iš kitur. Atsigerti turim biškį pasiėmę. O ja, tai tas aštrus. Gerai, tada įsidėjau atsiškičiu. Nu įdomu, šuolis nesuko pavalgyti. Nes kačiukų Bulka su neduodi. bulka. Kačiukų neduodi. Čia berniuks toks sėdi pasipuošęs kaip mergaitė. Įdomus, ar ne ir čia. Nu, va, atneš ir man koldūnų. Reikia ragauti. Kur skonis. Biškį karšta yra. Nieko, iškesim. Gerai, valgom. Žiūrėsim, kas čia bus. Biškį palauksim, pakol atvies. Pasiėmė pagaliukų valgymo ekspertė. Pasiėmė valgyti koldūną. Nu ką tu čia dirbi? Nu iš vis ne taip. Nu ne taip, iš vis tai laikai. Nu. Nu, man nereikia, to pirštų kažką. Paliks nevalgys. Jau rimtai, toks su pirštų. Tas tai ir tai. Vienas, o kažką panašiai pasiėmė. Kaip tu čia taip šoną imi? Tai kaip reikia suspausti. Bet vakar šie šaliau nebišė. Kas turi idėją? Gerai, paragaukime savo koldūną. Vidus toks žalias. Neaišku, kas čia yra. Bet skaniai. Kažkokios žolės. O čia dar vyksta valgymo treniruotė. Taip paėmė. Viskas toj čiaudėsi. O, viskas. Išėjom iš kavinės. Sumokėjom 29 vietinius pinigus. Kokius 3,5-4 maks eurų. Nežinau. Parašysiu va čia. Kiek buvo. Kažkokių tų pasiėmėm, kaip jie vadinasi. Nežinau. Pats matėt koldūnų. Ir kažkokius 2 vrapus kiaušinių, ten kažkokios bulkos viduje susuktas. Nu, žiauriai pigiai. Ir privalgėm iš tikrųjų. Aš nežinau kaip tu, privalgiai. Normaliai, pats tas toks yra. No. Nei persivalgiau, nei... No. Tikrai nepersivalgiam, bet... Nes kitur reiks paragauti, ką vienoje vietoje. No, čia neapsirysi. Čia pakol daeisim iki vienos vietos ir sutems mums. Čia niekas greit nevyksta, išeini į miestą ir vis dieną praeina. Atstumai didžiuliai, miestas didžiulis. Nėra taip lengvai viską pamatyti iš karto.